Vadauskai toliau linksminasi, šaldytuvas 108 vatai. Įrenginį kitą visiškai atjungė, kad nefiksuotų. Tačiau kitas įrenginys fiksuoja, įtampa yra didelė ir kaip matom, virš įtampinė net mirksi. Vadauskai toliau suka elektrą atgal. Prailgintuvas yra su apsauga, bet kaip matom, tokia įtampa didelė, kad mirksi net virš įtampinis. Išjungus net rodo, kad yra virš įtampa. Net išjungus ir įjungus vėl rodo virš įtampa. Tai va, Vadauskai toliau mūsų apvaginėja. ESO dangsto nusikaltimus. Tai yra ESO, Ignitis, policijos pareigūnai už tam tikrą atlygį. Tai yra 100% jau galim garantuoti, nes tikrai šitokie nusikaltimai turėtų būti. Vadauskai turėjo būti seniai suimti ir uždaryti kalėjimą. Dabar 14 metų vyksta nusikaltimas. 14 metų ESO tarpininkavo Vadauskams, slėpdami tai, kad laidas yra prieš skaičiukus. Reikalavimo mokėti didelius pinigų sumas, nors provincijos skyriaus viršininkas aiškiai pasakė, atvažiavęs į namus ir apžiūrėjęs mūsų buitinę įrangą, kad mes negalim viršyti 150 kWh per mėnesį. Tai yra pats provincijos skyriaus viršininkas Klemensas. Net paklausus, gal akvariumas gali paimti 1000 kW, jis pasakė, tu durna. Tai yra pats pareigūnas, užimantis aukštas pareigas asmuo, patvirtino, kad vyksta elektros vagystės šitokiu būdu. Tai yra elektros įtampa, matom, virš įtampinė net veikia. Tai yra Vadauskai suka elektrą atgal. Suveikė virš įtampinė lemputė apsauga.